Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. 3 pagrindinės mirties priežastys 2014 metų duomenimis – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, traumos ir išorinės mirties priežastys. Jau buvo 6 mėnesiai, kuomet buvau Indonezijoje. Pradėjau jausti silpnumą bendrą, tokį prakaitą naktimis, tam tikrus simptomus, kurie, sakyčiau, kaip arčiau gripo būtų. Diagnozės nebuvo, gydymo jie negali skirti. Kasdieną iš esmės sveikata blogėjo, man buvo sunku vaikščioti, skausmas prasidėjo nežmoniškas visose kūno dalyse ir labiausiai, kas gąsdino, tai nežinia, kad aš nežinau, kas man yra ir esu labai toli nuo namų. ES 2007-2013 metų struktūrinių fondų investicijomis į sveikatos gerinimo veiklos tobulinimą ir sveikatos priežiūros infrastruktūrą siekiama, kad visi šalies gyventojai gautų aukščiausius ES standartus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas. Projektas truko daugiau nei 5 metus. Ir iš tiesų tai yra didelis žingsnis pirmyn Lietuvos kardiologijoje. Nauja aparatūra įgalino aritmologijos, intervencinės kardiologijos, radiologinių tyrimų plėtrą ir mokslinius projektus šioje srityje, kas vėlgi Kauno klinikoms yra papildoma nauda tiek gydant pacientus, tiek mokant studentus ir rezidentus, tiek ir publikuojant mokslinius darbus. Pirmasis Lietuvoje pozitronų emisijos tomografas už 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos lėšas įsigytas ir naujame pastate įrengtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 2012 metais. Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių. Siekiant išspręsti šią problemą bei pasiekti bendrą tikslą sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, prailginti Lietuvos gyventojų vidutinę gyvenimo trukmę ir didinti jo kokybę, pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoniniai Kauno klinikoms vadovaujant, bendrai veiklai apsijungė 33 asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Dažnai būdavo didesnės eilės, reikėdavo atšaukti planinius tyrimus, planinės procedūras dėl skubių ekstrinių situacijų. Iš šios paramos pagalba mes atremontavome skyrius. Mes gavome naujos aparatūros, naujausius echoskopus, angiografo aparatą. Šiandien vakarų Lietuvos gyventojai yra suteiktos visos galimybės gauti šiuolaikišką, efektyvią, savalaikę pagalbą mūsų ligoninėje. Aš manau, kad šitą visą naujovės, kurios buvo įdiegtos mūsų ligoninėje, tiesiog pritraukia jaunimą. Mes turim daug jaunų gydytojų, kurie noriai pas mus atvažiavo ir dirba, pagerėjo higieninis aptarnavimas ligonių. Pastačius skaitmeninį rentgeno aparatą pagerėjo labai darbo kokybė ne tik darbuotojų, bet ir pacientų ir gydytojų atžvilgių. Pacientai greičiau aptarnaujami, greičiau atleidžiami, nebeliko tiek eilių. Onkologija yra labai sparčiai besivystantis sritis visame pasaulyje. Įgyvendinant šitą projektą viena iš svarbiausių dalių buvo pastato rekonstrukcija ir priestato statyba. Mes sugebėjome įdiegti naujus gydymo metodus, sudarėme sąlygas retų onkologinių ligų diagnostikai. Taip pat integravome mokslą, mokymą ir klinikinę praktiką. Turėjom galimybę patobulinti technologinės priemonės, suteikti kokybišką pagalbą onkologiniams pacientams. Kauno klinikos tapo daugiaprofiliniu onkologijos centru. 2015 metų pradžioje Santariškių klinikose pradėjo veikti moderniausias Baltijos šalyse ir Lietuvoje
pozitrono emisijos tomografijos kompleksas. Analogiški tyrimo aparatai, tyrimo įranga ilgą laiką buvo tik tai užsienyje, todėl kai kuriais atvejais pacientai netgi būdavo priversti dėl ligos būklės, dėl būtinos diagnostinės procedūros kreipti į užsienio klinikas. Tam būdavo sugaištamas ilgas laikas, per kurį be abejo liga toliau progresuodavo. Šiuo atveju mes tai galime išspręsti Lietuvoje. Ankstesnės įrangos tokios kaip ir nėra buvę. Pozitrono emisijos tomografija, tai yra pirmieji įrenginiai, kurie Lietuvoje atsidūrė. Ta įranga tai yra unikali įranga, kas liečia Lietuvos medicinos sistemai. Pačias paslaugas, tai ką mes darėm prieš 30 metų, tas yra daroma dabar, tik tai žinoma kitam lygmenį, kitam lygiai ir kitais turbūt tempais ir galimybėm kitom. Darbo sąlygos su nauja įranga, su naujom galimybėm, tai tam tikras moralinis pasitenkinimas ir darbuotojams dirbti. Ir patys rezultatai yra labai svarbu ir darbuotojams ir ligoniams be abejo. Šios įrangos dėka mums pavyksta tikrai kokybiškai stebėti pacientų gyvyminės funkcijas ir užbėgti šiom komplikacijom už akių, laiku paskirti gydymą ir tokiu būdu išgelbėti paciento gyvybę. Ir man pavyko, per sunkų skrydį aš grįžau galiausiai į Lietuvą ir atsidūriau Santariškių ligoninėse, kur jau manęs laukia hematologijos skyrius, daktarai jau buvo susipažinę iš anksčiau siųstais duomenimis ir tyrimais, kas buvo atlikta Indonezijoje per 2 savaitės. Ir kas įdomiausia, tai per vieną dieną man buvo nustatyta mano diagnozė, tai yra burkito limfoma, vėžys kraujo, sakykim taip. Ir jis yra piktybinis, labai agresyvi forma, tai reiškia, jis labai greit prasideda. Realiai man ir užtruko 2-3 savaitės, kad mane tiesiog paguldytų kaip mažą vaiką ir nieko negalėjau padaryti. Ir vienintelis, ką aš tikrai jaučiau, tai buvo saugumas ir tai, kad aš esu namuose. Tai man nuolat buvo kartojama, jog čia yra kompetentingiausi gydytojai šioje srityje. Technika yra puikiai išvystyta ir man to užteko psichologiškai, kad būti stipriai ir pradėti sveikti. Įgyvendindamos ES lėšomis finansuojamus projektus, traumų centrų funkcijas atliekančios sveikatos priežiūros įstaigos sukūrė neatidėliotinos medicinos pagalbos teikimo įstaigų sistemą, kad per vadinamąją auksinę valandą bent vieną tokią įstaigą galėtų pasiekti iki 99% Lietuvos gyventojų, o kelis traumų centrus iki 46% žmonių nukentėjusių nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių, tokių kaip savižudybės, apsinuodijimai, skendimai, gaisrai ir kita. Tai išties, ta prasme ir personalas, jie jaučiasi tvirčiau dėl to, kad turi daugiau įrangos, sakykime, turi daugiau ginklų, kaip kovoti su liga, kaip padėti pacientui. Tai išties yra mažiau rankinio darbo, daug ką atlieka įranga ir gydytojas gali ir personalas skirti daugiau dėmesio pacientui, gilintis jo ligos istoriją, gilintis į duomenis, nustatyti tiksliau diagnozę ir padaryti tikslės išvadas. Atnaujinus sąlygas visas traumatologijos skyriuje ir įsigijus naujos, modernios aparatūros, šiuo metu mes pasipildėme ir naujais gydytojais. Taip pat kvalifikacija suteikta dar ir mūsų gydytojams, kurie dirbo anksčiau, taip kad komanda yra stipri, pasipildžiusi. Kai turi galimybę
gerai gydyti, tada ir yra paskata tobulinti savo veiksmus, siekti žinių įvairovės, jas atnaujinti, įsisavinti naujas technologijas. Žmonės visi sako, wow, kaip čia gerai, pas jūs sako, ir gražu, viskas labai gerai įrengta. Aš irgi džiaugiuosi, kad čia atvykau dirbti. 100% teisybė sako. Jeigu priėmimo skubios pagalbos skyrius talpinosi 56 kvadratinių metrų patalpose, kur visiškai netitiko sanitarinių higieninių reikalavimų, ir dabar turime patalpas, kurios yra naujame korpuse ir yra apimtyje 400 kvadratinių metrų. Būklė buvo labai bloga, prasta, darbo sąlygos tikrai prastos. Kadangi mūsų infrastruktūra pasikeitė net pažįstamai, tai pastebi visi pacientai, visa bendruomenė ir lygiai taip pat svečiai, kurie atvyksta į Kelmę. Depresija, nerimas, proto negalia. Yra daugybė lengvesnių ir sunkesnių psichikos ligų, kuriamis sergant reikia gydytojų psichiatrų pagalbos. Ja pradėta teikti žmonėms daug priimtinesnėje vietoje nei ligoninė – psichikos dienos stacionaruose, kuriuos rengiant buvo naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos. Jeigu kalbėti apie psichikos sutrikimų, psichikos problemų mastą Lietuvoje, tai pas psichikos sveikatos specialistų šiai dienai besigydančių asmenų yra maždaug 5,5% visų Lietuvos gyventojų. Tas skaičius po truputį didėja, nesant dienos stacionarų plėtros, nesant pagalbos šitam vaikam, šeimai, nesant krizių intervencijos. Neišvengiamai mes turėtumėm daugiau kreipti į psichiatrijos stacionarus ir neišvengiamai daugiau ligoniai turėtų būti pirmiausia atitraukti nuo šeimos, nuo savo įprastos aplinkos, nes bet kuriuo atveju ligoninė tai nėra namų aplinka. Buvo ir sujaudinti pacientai, kurie sirgo manija, psichoze, ir čia pat vaikščiojo depresiniai pacientai, kuriems reikėjo galbūt ramybės, atskiro kambariuko, kur galėtų pakalbėti su artimuoju ar psichologu. Mes neturėjome tokių sąlygų. Anksčiau Ukmergės rajone tokios paslaugos nebuvo visiškai. Pakalbėjus su kai kuriais pacientais, jie yra labai patenkinti, labai nori šitą dienos stacionarą ateiti ir, sakyčiau, pradžioje tai gal dar buvo kokios baimės, o dabar taip ateina kaip į namus, kaip į kokią bendryją. Darbuotojai labai džiaugiasi, jau spėjom priprasti prie naujų patalpų, bet pradžioje tai mums buvo tarsi koksai, gražiai pasakyti, šokas, kad mes iš tokių mažų patalpų atėjom į tokias erdves, tai pradžiai patys net klaidžiojom ir nerasdavom, kur pirmomis dienomis pasiklysdavom patys. Tėvai apžiūrėjo visą mūsų skyrių, susipažinę su visa tvarka, be jokios baimės palieka vaiką skyriuje, pagerėjo iš tikrųjų paslaugų kokybė, atliekamos įvairios terapijų rūšys, muzikos, meno, ergoterapijos. Projektas davė mums ne tik tais vien ligoniniai naudą, bet davė viso rajono gyventojams. Dėl to, kad mes galime aktyviau ir geriau ir greičiau aptarnauti. Galiu pasigirti, kad šiandien mūsų rajono ligoninėje, kreipiantis į gydytoją, eilių nėra. Mes aptarnaujame tą pačią dieną, kada jis užsiregistruoja ir pareiškia norą. Lyginant su ankstesnė medicinos įranga, ši medicinos įranga šiuolaikiškesnė, tapo kompaktiškesnė, naudojamos bevielio ryšio technologijos. Pagerėjo
aplinka pacientams, jos buvo saugios, ypatingai žmonėms su negale, kas anksčiau buvo visiškai kitaip. Man tai gerai yra. Man niekas netrukdo, netrūksta. Aišku, darbuotojai žymiai palengvėjo ir darbas, ir kenksmingumo atžvilgiu, ir pažanga. Jeigu šitas projektas nebūtų įgyvendintas, mūsų ligoninės situacija būtų tikrai kritiška. Savanoriai turės padėti. Galbūt ten reikės fiksuoti laiką. Siekiant gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje, nuo 2007 metų Lietuvoje pradėti steigti visuomenės sveikatos biurai. Trūko lėšų, trūko patalpų, trūko specialistams tinkamų darbo vietų. Ir iš tiesų buvo labai geras žingsnis padarytas, kad buvo skirtos ES lėšos įrengti visuomenės sveikatos biurų patalpas, pritaikant juos šiuolaikiniams poreikiams, įrengiant ne tik tai darbo vietas, bet ir aprūpinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistus įvairia metodinė medžiaga, įvairiomis priemonėmis, vaizdinėmis priemonėmis, techninėmis priemonėmis. Iš tiesų tai palengvino specialistų darbą, dirbant įvairiose tikslinėse grupėse, tiek su vaikais, tiek su suaugusiais, tiek turinčiais tam tikrų problemų žmonėmis. Edukacija yra labai svarbi. Geriau visada eiti prevencijos keliu negu gydytis. Jeigu žmonės tiesiog turės daugiau informacijos, aš manyčiau, kad daugiau žmonių priimtų teisingesnius gyvenimo stiliaus sprendimus. Teisingas atsakymas būtų teisingai. C. Dabar ar suprantate, kas yra termiškai apdoroti produktai? Tai mūsų kaip ir be to projekto nebuvo. Su to projektu siejasi kaip ir mūsų kaip biuro atsiradimas ir visų tų paslaugų atsiradimas. Žmonės labai mėgsta visokias fiziškai aktyvias veiklas ir noriai dalyvauja tiek seniūnijų varžybose. Nuo tos dienos, kai mano gyvenime jau reikšmingai atsirado sportas, jisai ne tik paveikė mane, bet paveikė ir aplinką. Aš rinkausi kuo nepatogesnį kelią. Sportuoti, maitintis taisyklingai, rinkausi kuo nepatogesnį. Jeigu maitintis, tai tada drastiškai kitaip negu visi kiti maitinasi. Kad tai nebūtų lengva. Noras būti sveikesniu, sveikiau maitintis, ilgiau gyventi, galų gale būti laimingu. Noras ir poreikis būti tokiam ir subūrė tos žmonės į vieną bendruomenę. Nes jiem geriau nuo to, kad jie sportuoja, sveikiau maitinasi ir tas jų sąmoningumas kyla. Jie gali ir kitus tuo pačiu pozityvumu užkrėsti. Ir iš to tikro lietuviško pesimizmo jie išlipa ir jie tampa pozityvus, jiems viskas gerai, jie motyvuoti, jie nori veikti, daryti, kalnus versti. Gydytojai, daktarai daro tai, ką gali ir kai tu jautiesi saugus, gydymo prasme, kad tau yra suteikiamas gydymas, kad tau yra duodami vaistai, kad tau yra paskirtas tam tikras protokolas, ne šiaip savo, viskas yra apskaičiuota ir tai padeda sveikti. Pagrindinis dalykas turbūt. ES parama nėra vien tik investicija į pastatus, darbo sąlygų gerinimą ar medicinos įrangos įsigijimą. Tai esminė investicija į mūsų ir ateities kartų gerovę, sveikesnę visuomenę, jos saugumą ir stipresnę infrastruktūrą, užtikrinančią tvirtos ir vieningos Lietuvos valstybės ateitį.